Sveiki! Šioje pamokoje sukursime pačią paprasčiausią programėlę su Scratch'u. Taigi, paslepiam šitą, pasidarom lietuvių kalbą, ir padarysim programėlę, kuri tiesiog lieps katinui paeiti į šoną. Ir tai įvyks, reiškia, pasirenkam judėjimo komandą eiti kažkiek taškų į šoną, 50. Ir taip bus aktyvuojama, kai paspausim žalią vėliavėlę. Pamėginam. Matom, katinas juda į šoną. Gerai. Jeigu būtume, reiškia, turėtume savo prisijungimą, jį susikurt galima irgi nesunkiai. Čia galima paspausti Join Scratch. Bet aš jį turiu, pabandysiu prisiminti. Taip. Ir man išsaugojo šitą programėlę. Ir aš galiu dabar ją netgi dalintis su visų pasauliu. Arba galim pradžiai peržiūrėti projekto puslapį. Čia galima įvesti aprašymą. Aprašymas galėtų vadintis Katinas eina į dešinę. Ir kai paspaudžiam, jis paeina. Viskas paprasta. Taip, draft tiksliai nežinau, reiškia, kad juodraštis, bet čia dar ne viskas. Jeigu kol kas mūsų šito reikalo nemato pasaulis. Čia pavadinsim demo 1. Jeigu paspausim bendrinti, tai pasaulis galės irgi matyti mūsų šią puikiąją programą. Visi galės ją pasinaudoti. Taip. Ir vėlgi sugrįžtam į jos redagavimą. Kad būtų šiek tiek įdomiau, sukuriam kintamai, kuris nurodys, kokiu dydžiu paeiti šoną. Kintamojo vardas bus, tarkim, žingsnio dydis. Tik šiam veikėjui bus ir liepsime paeiti šoną būtent tokiu dydžiu. Standartiškai jį galima bus pakeisti svetainėje. Padarysiu, kad būtų galima su lankikliu jį pakeisti. Na, pabandom, ar čia gausis kas nors ar ne. Pabandom peržiūrėti, kaip atrodys puslapyje. Kai paspaudžiu, dabar neina, nes 0. O jeigu padarysiu 22, paeina tokiu žingsniu. 6. Bėga iki krašto ir atsimuša. Grąžinam į pradžią. Kad būtų dar šiek tiek smagiau, padarom, kad eidamas jisai, paėjęs pasakytų miau. Kodėlgi ne? Žiūrėkite, kaip smagu. Nežinau, ar jums girdisi, man tai girdisi. Gal taip galima dar padaryti. Na štai. Ir dar, kad pieštų liniją. Piešime nustatom, kad nuleistų pieštuką. Tuomet, kai jis eis, tuo pačiu ir pieš. Padedam čia ir pažiūrim, kas per keistumai gaunasi. Taip, paeina. Gerai. Eina tada tiesiai, tai nematome ten tų žingsnių fiksavimo vietų. Pakeiskime ką nors. Pakeiskime, kad paėjęs jisai ir pasisuktų. Tebūnie dar vienas kintamasis kampas. Kokiu kampu jis pasisuks. Ir kad čia rašytų aiškiau, Sprite 1 tai čia to veikėjo pavadinimas. Mes jį pakeiskime. Pavadinkim Katinas. Ir dabar jį irgi galėsim reguliuoti. 2 korteles spraktelius pasikeičia jo būsena. Kampas. Na, žiūrim, ar kažkas įdomiau pasidarė. Taip, jeigu padarysim kampą
Čia galim iki 100 siūlo. Gaila, kad 108 negalima iš karto, tai darom 90. Maždaug. Dabar, kai paeis, jis pasisuks. Padarysim didesnį žingsnį. Vėl paėjo ir matot, iš karto pasisuko. Taip galima nupiešti kvadratą. Tik pas mus kampas ne visai tikslus, tai gaunasi ne visai tikslus kvadratas. Gal garsą aš visgi išjungsiu, nes kačiukas jau toks labai vargšas atrodo. Taip, garsą atkabiname, grąžinam čia, jis dingsta. Ir tam kartui, manau, viskas. Mes išmokom judėti, naudoti kintamąjį ir įvykį, kai paspaustas rodyklė. Galim dar padaryti vieną niuansą, kad kai paspaustas, pavyzdžiui, tarpas, jisai tiesiog išvalo ekrano piešimus. Dabar galiu ir išvalyti vaizdą ir taip pat judėti. Viskas, ačiū.